Pažįstu nemažai žmonių, kurie vaikšto pas psichologus ar psichoterapeutus metus, 2, net 3 ir daugiau, ir rezultatai, na bent iš šono nesimato, kad būtų labai apčiapiami. Žinai kodėl? Nes kai kada žmogui reikia visai ne to. Kitaip sakant, tvarky galvą kiek nori, bet jei kūne nėra kam atliepti ir žmogus yra fiziologiškai nusistekenęs, psichoterapija gali būti mažiau ar mažai veiksminga. Tuo jokių būdų nenoriu pasakyti, kad to nereikia. Kiekviena situacija yra individuali ir kaip tik psichologinių ir fiziologinių intervencijų sąveika gali leisti dar greičiau rezultatą pasiekti. Vis tik jei kalbėti apie solidžius pastarojo metų apžvalginius tyrimus, tai skaičiai yra tiesiog atviepiantys žandikaulį. Intensyvus fizinis aktyvumas gali būti 1,5 karto efektyvesnis už psichoterapiją, kai susidarama su stresu, nerimu, net depresija. Ir fizinis aktyvumas taip pat gali būti net 2 kartus efektyvesnis už vaistinės intervencijas šių sutrikimų atveju. Apibendrinant, kai norima susitvarkyti dalykus galvoje, pirmas sprendimas turėtų kilti toks: ne pas psichologą ar vaistininką, o užsidėti sportbačius ir varyti. Ir tik po to pajunginėti lindimą į galvą. Tavo fiziologija tiesiog to prašo. Hei, jei norėtum daugiau tokios info, spustelk puslapio sekimo mygtuką.